Sveiki. Trumpai. Šiandien sausio 13 visiems padoriem, save gerbintiem ir savo valstybę mylintiem, savo tėvynę valstybę mylintiem lietuviam šventa diena. Ta diena tankai ir naktį puolė televizijos bokštą, puolė televiziją, buvo aukų, daug aukų, žmonės krūtine plikomis rankomis apgynė nepriklausomybę. Bet tokią šventą dieną vis išlenda mankurtai. Tai kokia nors Grybauskaitė, kurie tuo metu stovėjo anoj barikadų pusėje. Tai dar kokie nors veikėjai ginantis, va tos stovėjusius anoj barikadų pusėje ir pasakojantis, kad ne va tie partinių mokyklų dėstytojai, jedinstvininkai, to Burokevičiaus šaikos veikėjai yra tikrieji patriotai. Ir vis išlenda veikėjų, ypač iš tos Tėvynės sąjungos minus Lietuvos krikščionys demokratai partijos, kurie bando po truputėlį, žingsnis po žingsnio, panaikinti apskritai lietuviškus simbolius. Gedimino stulpus, dėl kurių kovojo sausio 13 žmonės. Trispalvę, vyti visą tai, kas šventa kiekvienam lietuviui. Andrius Užkalnis. Aš pavadinčiau užpakaliu, vėl pabezdėjo verbaliai iš savo burnos tokią šventą visiems lietuviams dieną. Štai jo įrašas. Ar žinote, kam mes tapome laisvi? Pats klausimas pakankamai idiotiškas, atitinkantis jo supratimą. Kiekvienas prisimena, kur buvo ir kur nebuvo prieš 34 metus sausio 13. Žinau ir aš, ir todėl dabar laikas pakalbėti ne tik apie tai, ką visi žinome, bet ir apie tai, kas dažnai užmirštame arba išvis negalvojame. Čia klaidos jo. Mes jau daug kartų pakalbėjom, kaip tapome laisvi. Tai jau tampa istorija, ketvirtis amžiaus pats laikas, liudijimai ir prisiminimai aptarti 100 kartų. Kas nusipelnė, kas buvo didvyris ir kas kaltas dėl aukų irgi jau nuspręsta, tas pyragas supjaustytas iki paskutinio trupinėlio. Apkalbėti ir hipotetiniai dalykai. Kas būtų, jeigu būtų, kai būtų viskas pasisukę, jeigu taip ar kitaip, ir tos diskusijos niekada nesibaigs, kaip pramoginis žanras, kaip apokrifinės evangelijos arba Kristaus genų pėdsakų paieška gyvosiuose. Jisai apie žmonių aukų pareikalavusius įvykius rašo pramoginiu tokiu būdu, jam, susidaro įspūdis, kad jam tai linksma, jį linksmino tie dalykai. Jam tuo metu, priminsiu, buvo apie 20 metų. Jau buvo subrendęs ir galėjo suvokti, kas vyksta. Panašu, kad nelabai suvokia. Jis rašo toliau. Netgi dėl neužmirštuolės atrodo visi bepročiai, jau išaudė savo idiotizmo ir pagiežo šovinius. Jiems tai nesibaigiančios neapykantos tema ir tiek. Kažkokios sąmokslo teorijos ir nesveikas dėmesys simboliui, kurį sugalvojo ne jie. Neužmirštuolė buvo puikus pavyzdys, kad naujoji Lietuva jau geba kurti savo ikonografiją ir grafinius vaizdus išdeginti atmintyje, o ne vien remtis tarpukario Lietuvos mutkelio vaizdiniais, kryždirbystė ir gana silpnų šalies estetinių skonių, kurios skaudžiausia vieta yra neestetiška ir heraldikos taisyklės ignoruojantis trispalvė, kuri yra nelabai graži, bet mūsų visai kaip Basanavičiaus gatvė Palangoje ar Panevėžio senamiestis. Žeminantis Lietuvos valstybingumo simbolius, Lietuvos konstitucija realiai, įrašas žeminantis tautą, menkinantis jos supratimą. Konkretus
antilietuvininko įrašas, propaguojantis absoliučiai nieko nevertą gėlytę, kurią bruka mum Tėvynės sąjunga, minus Lietuvos krikščionys demokratai ir visiškai susikompromitavusi buvusi ministrė Navickienė, kuri išlėkė iš savo posto dėl skandalo ir susisiejimo su finansiniu aferistu Žydeliu. Germanas po to jisai pakeitė savo pavardę, bet šiaip Žydelis. Pavardė tokia. Pavardė, nors gal ir ne tik. Šitie visi mankurtai, va tokie, nušmurgeliai, valstybės akivaizdus nekentėjai, lietuvių nekentėjai, Lietuvos simbolikos nekentėjai, kasmet spraudžiasi ir bando panaikinti iš žmonių atminties tos simbolius, su kuriais rankomis stovėjo žmonės sausio 13. Ne tik prie televizijos bokštų, stovėjo ir Juragiuose, stovėjo Sitkūnuose, stovėjo prie Kauno radijo ir televizijos. Tai tie šventi kiekvienam padoriam, tikram lietuviui simboliai, kurios bando ištrinti iš atminties ir kvailam, nesuvokiančiam pasekmių jaunimėliai, kažkokios neužmirštolės, nieko bendro apskritai su Lietuva neturint. Labiau net su rusiška pergalės diena. Va čia, kaip matote, turinti simboliai, būtent ten labai aktyviai naudojamas tas simbolis. Bet šitiem mankurtam, visokiem užkalniam, visokiem glušeliam atrodo normalus. Aš priminsiu, kad Tūlas Saldžiūnas toksai papasakojo, o kodėl čia dabar tas simbolis atsirado, ir vienas iš argumentų jų, čia ne jūsų reikalas, angliškai why, fuck you, that's why. Nes reikėjo simbolio ir taškas, ir nereikia, kaip kalbajobams, aiškinti, koks brendas pagal jūsų siauraprotišką supratimą yra geriausias. Jie čia supranta kaip brendą. Jie prekiauja valstybingumu, prekiauja laisvę, prekiauja simboliais. Čia yra jų smirdantis, nušmurgęs verslas. Va, tokie dalykai vis dar yra Lietuvoje, nors akivaizdu, kad ta gėlytė, jos nepavyko įbrukti lietuviam, nepavyko. Ir ta gėlytė miršta, kaip ir tos gėlytės sėjikai bandė pasėti ją Lietuvoje. Tiesiog nepavyko ir nepavyks visokiem nušmurgeliam, užkalniam pakeisti lietuvio tvirto supratimo apie savo simbolius. Tiek gavosi netrumpai.